O dabar spėkite, kuri iš šių dviejų figūrų zen. Esame Kauno senamiestyje. Dairytis reikia, net keliaujant ir į požeminę perėją. Du zuikučiai, nepaslyskit tik tai. Prieš 7 metus kaunietis skulptorius Lukas Šiupšinskas sukūrė bronzinę zen triušio skulptūrėlę ir apačioje užrašė: geriausia taktika kiškių lenktynėse nedalyvauti. Skulptorius nori pakviesti praeivius pakelti galvą aukštyn ir sulėtinti žingsnį, nes senamiestis jam tolygu zen būsenai. Tai yra, kad mes visi tokie esam zuikiai, kiškiai, kažkur bėgam, skubam, lekiam, neaišku kur, bet visą laiką tokiam judesi. Tai ir norėjusi va tą amžinai lekiantį judesie gyvūną sustingdyti toj zen būsenai, parodyti jam nebūdingoje būsenoje. Lukui Šiupšinskui emocijas kelia kiekviena centrinio miesto kertelė. Be to ir mokėsi Laisvės alėjoje esančioje Aušros gimnazijoje. Vaikinuko humoras ir sarkazmas pasireiškė jau darželyje, kai sugalvojo padovanoti auklėtojai raumeningą vyrą. Tai buvo sportininkas, kaip čia, pusnuogis vyras, nežinau, kad auklytė senmergė buvo, tai galvoju, reikia jai nupiešti pusnuogį vyrą, kad neliūdėtų tai. Kokia reakcija buvo? Kiek prisimenu teigiamą. Tėvam neįskundė, ausies neužsuko, tai manau teigiamą. Kol būsimo skulptoriaus mama repetuodavo muzikinio teatro chore, Lukas laigydavo po teatro užkulisius arba žaisdavo šalia esančiame miesto sode, bet dažniausiai nesitraukdavo nuo tėčio kompiuterio. Tėvas buvo informatikas ir mes labai anksti namie turėjom kompiuterį dar nuo darželio. Kai buvau darželinokas, jau namie buvo kompiuteris. Tai buvo tiesiog labai smagi nauja medija žaisti su būtent animacija, animuoti kadrinę animaciją, 3D animaciją. Ir buvo kilusi mintis tapti animatorium, bet kaip ir sakiau, tiesiog atėjus studijų laikui, tais metais nevyko stojimas. Pabandžiau kitą specialybę, ją iššokau ir man ji patiko. Pirmame Dailės akademijos kurse Lukas sukūrė Žalgirio Europos taurės muliažą, pagal kurį vėliau buvo pagaminta ir taurė. Dabar Lukas pripažintas ir mėgstamas skulptorius. Nieko nėra baisiau už nuobodžias skulptūras, sako menininkas. Mums belieka tik dairytis. Esame prie vieno daugiabučio Laisvės alėjoje. Šio namo gyventojai sugalvojo papuošti įėjimą į pastatą. Menininkas jam sukūrė netradicinį ikarą. Tai yra ikaras optimistas, kuris yra labai apkūnus, bet vis tiek tiki, kad gali skristi. Nu, tai toksai įkvempiantis optimizmo personažas. O jeigu rimtai, tai nuogumas ir visi šitie dalykai turi būti skulptūroje ir mene irgi pamatuoti. Šį kartą skulptoriaus rankose vienas naujausių jo darbų saugomam niūriaspalviui auksavabaliui. Skulptūra pastatyta Kauno ąžuolyne. Išgirdęs apie paslaptingus vabalus, Lukas panoro, kad ir kiti apie juos sužinotų. Mano skulptūros yra mažos provokacijos, sako menininkas. Performansas vyksta tiesiog Laisvės alėjoje. Žmonės nustebę, kas čia toks. Nueisit, pamatysit, viskas tenais prie jos aprašyta. Nepadarysiu viso darbo už jūs. Turite patys nukeliauti į erdvę ir pasižiūrėti. Kartu su skulptoriumi Luku Šiupšinsku keliaujame toliau. Dar vienos jo skulptūros link. Kaip matot, aš čia pats vos telpu, tai aš labai tikiuosi, kad čia daugiau prisėda vaikai, o ne lėlininkai. Lukas prisėda Lėlių teatro kiemelyje. Užsisakome spurgą ir kavos, o šalia sukiojasi nuolat alkanas centro balandis. Taigi kavos pertraukėlė šį kartą ne žmonėms, o teatro marionetėms. Kadangi aš pats asmeniškai bent 10 puodelių kavos per dieną išgeriu, tai kažkaip šitą tokią paslėptą kavos propagandą man labai patinka įdėti ten, kur galima. Žinot, jeigu mano darbai yra tokie stambesni ir primena mane dabar, tai gal šitas labiau primena mane jaunystę, kai geresnės fizinės formos buvau. Čia yra seniai įsitikinimai, kad menininkai kažkokie pakvaišę, amžinai apsvaigę ir panašiai. Čia yra prancūzų tapytojų sugalvotas 60-mečio mitas. Netrukus įsitikiname, kad Lukas turi ir kažkokių antgamtinių galių. Paprašytas išvardyti 3 labiausiai jam patinkančias skulptūras Kaune, jis paminė liūtus prie Karo muziejaus, Mazūro žmogų prie Žilinsko dailės galerijos ir Roberto Antinio memorialą Aukos laukas. Ir vos tik paminėjus Antinį, šis pasirodo Lėlių teatro kieme. Gerą dieną.
Einu dažnai, bet tave šalia nykštuko, tai nematau. Jis mano buvo diplomantas, tarp kitko. Ir jisai, reiškia, diplomą savo apgynė 10+. Menas yra, toks tikslas yra nustebinti žmonės. Nu, aš savo diplominį darbą į Robertą su grandinė prirakinau prie savo skulptūros. Kaip tai suprasti? Buvo kaip bakalaurų gynimas. Iš tiesų antinis performanso meistras nepraleido progos pristatyti savo studento darbą prirakintas grandinėmis. Jis visi stovi, klausosi dėstytoją, o jis ant palangės užmygęs. Pasakiau, kad aš ramus žmogus. Tai ne dėl to, kad jis mėgalis, bet dirbo paskutinę naktį net. Na, aišku, vėl 10. Tu esi 10-nikas. Visai šalia Lėlių teatro miesto sode pirmoji Lietuvoje horizontalioji skulptūra Antinio memorialas Romui Kalantai atminti, kurį autorius kūrė beveik 10 metų. Šioje vietoje 1972-aisiais, protestuodamas prieš sovietinę santvarką, susidegino Kalanta. Ir mano vidinis mąstymas buvo horizontalioje plokštumoje, kad būtų minimalizmas, autentiškumo, savotiškai ir taip toliau. Čia yra kaip žiežirbos gali būti, o čia yra nudegęs istorijos puslapis. Sudegusios žiežirbos, taip toliau galima improvizuoti, bet jos yra sudegusios, jos yra iškėtos. Kadangi aš pažįstu Robertą ir žinau, kad čia jo darbas, tai aš galiu išduoti paslaptį, kad į šitą darbą nereikia žiūrėti, jį reikia ir liesti, ir čiupinėti, ir apeiti, ir visaip kaip. Čia yra taktilinis ir vaikščioti, tai yra taktilinis objektas. Iki greito. Iki greito. Tikėkime. Anot mūsų pašnekovų, nors lietuvių skulptorių mokykla stipri, keista, kad Kauno erdves užkariauja kitų tautų menininkai. Jiems ne tik atiduodamos sakralinės miesto vietos, dar daugiau slavų rusų rankomis lipdomi lietuvių tautos simboliai. Ir šviežiausios Kauno miesto savivaldybės naujienos. Skverelyje prie Gedimino ir Kęstučio gatvių bus pastatyta dar viena skulptūra, kurios autoriai tie patys – Oles Sidoruk ir Boris Krylov. Todėl galima manyti, kad ir stilistika bus ta pati. Nors ši skulptūra tarpukario Lietuvos valstybės veikėjui Petrui Vileišiui iš pirmo žvilgsnio galbūt panaši į Leniną. Visos minėtos skulptūros padovanotos Kauno miestui, bet ar dėl to galima nepastebėti jų stilistikos? Šitie darbai atrodo šiek tiek tokie svetimi. Matosi, kad jie yra atvežtiniai. Ne su mūsų dialektu, ne su mūsų tarme vizualiai sukurti. Matosi, kad ne mūsų vietinių meistrų daryti darbai. Nes aš kaip sakau, man labai gražu lietuviškos tarmės. Tai kaip nuvyksti kažkokį kraštą ir tau patinka, kaip žmonės kalba su tuo akcentu arba to krašto kažkokią dialektiką ir tose smulkmenos yra didelio grožio. Tai atvykus į kažkokį svečią miestą, tai pavyzdžiui, jeigu tu esi svečias Kaune, tai aš norėčiau, kad tie žmonės pamatytų būtent kauniečių arba Kauno rajono žmonių menininkų kurtus darbus, nes jie turi savo stilistiką, savo vizualinę kalbą. Skulptoriaus Luko Šiupšinsko darbai džiugina, stebina ar priverčia susimastyti ne tik Kauno, bet ir kitų mažesnių Lietuvos miestelio erdvėse. Gerą dieną! Gimnastiką verčia užsiimti. Labai gerai prisimenu, kad kai pjovėm šitą sienelę, kad galėtume įmontuoti skulptūrą, kad pjaudami sukėlėm tiek dulkių, kad visos nuėjo pas gėlininką ant gėlių. Tai šitą gerai prisimenu, gavom šiek tiek velnių, bet atleido. Pamatė, kad rimtais reikalais užsiminėjom, tai viskas baigėsi gerai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.